Yra labai daug skirtingų augalų ir gyvūnų ląstelių rūšių, kurios yra skirtingos architektūros, bet atlieka skirtingas funkcijas. Bet nemažai ląstelių dalių, dar vadinamų organelėmis, yra vienodos ir atlieka vienodas funkcijas. Jei mes paimtume paprastos tipinės gyvūno ląstelės struktūros pavyzdį, jis atrodytų maždaug taip, kaip dabar. Ši ląstelė gali neatrodyti lygiai taip pat kaip kitos ląstelės, tačiau ji turi daug bendrų ląstelių bruožų. Ląstelė iš išorės gaubia plazminę membraną, ji yra labai plona. Ją sudaro 3 sluoksniai, 2 iš šonų ir 1 tarp tų 2 šoninių sluoksnių. Plazminė membrana palaiko ryšį tarp ląstelės vidaus bei išorinio pasaulio, bet to plazminė membrana leidžia tam tikroms substancijoms patekti į ląstelę ir iš jos. Pavyzdžiui, per membraną gali patekti maisto medžiagos, deguonis ar peptidų hormonai. Čia matote, kaip peptidinis hormonas pereina iš ląstelės išorės į vidų. Mėlynais burbuliukais pavaizduotas receptorius, raudonų, žalių ir mėlynų rutuliukų pavaizduotas G baltymas. G baltymas yra iš baltymų šeimos, kurios nariai perduoda ir priema signalus iš ląstelės išorės bei sukelia veiksmus ląstelės viduje. Dabar pereina signalas per ląstelės membraną ir yra pavaizduojamas gelsvai. Perėjus signalui guanozino difosfatas pasikeičia į guanozino trifosfatą. G baltymo alfa dalelė perduoda guanozino trifosfatą fosfolipazei, iš kurios signalas perduodamas 2 organelėms. Inozitol trifosfatas perduodamas endoplazminiui tinklui ir inozitol trifosfato receptoriui, o diacilglicerolis kartu su molekulėmis iš endoplazminio tinklo perduodamas fermentui baltymų kinazė C. Baltymų kinazė C yra fermentų šeima, kuri kontroliuoja kitų tam tikrų baltymų funkcijas. Baltymų kinazė C toliau nusigauna iki kationinio kanalo, kur prie jos prisijungia ATP, adenozin trifosfatas, ir atidaro kanalą, per kurį ląstelė įeina teigiami jonai. Adenozin trifosfatas tai vienas pagrindinių ląstelės makroenerginių junginių ir susidaro elektronų pernašos metu. Iš ląstelės gali išeiti anglies dioksidas ir kiti svarbus dalykai, kuriuos pagamina ląstelė. Ląstelės viduje yra daug skirtingų struktūrų, dar vadinamų organelėmis, kas reiškia mažus organus. Viena iš organelių – branduolys, yra ląstelės valdymo centras. Branduolys turi savo membraną, kurioje yra tokios poros, kurios leidžia tam tikroms molekulėms įeiti į branduolį arba iš jo išeiti. Branduolyje yra chromosomos, kuriuose saugoma didžioji genetinės informacijos dalis. Genetinė informacija tai tarsi ląstelės statybinė medžiaga. Joje yra visa informacija apie ląstelę. Pagal genetinę informaciją, kuri saugoma chromosomose, branduolys siunčia žinutes citoplazmai, kuris reguliuoja visus kitus veiksmus ląstelės viduje. Dar viena bendra organelė yra endoplazminis tinklas. Endoplazminis tinklas būna šiurkštusis ir lygusis. Šiurkštusis endoplazminis tinklas dalyvauja baltymų sintezėje, o lygusis lipidų. Dabar jūs matote mitochondriją. Mitochondrijos viduje jūs matote schematišką jo sandarą. Vidinė bei išorinė membranas, kristą ir matriksą. Vidinė membrana gaubia figūrą mitochondrijos viduje. Išorinė membrana gaubia mitochondriją. Kristai yra tamsesnės spalvos figūro, matriksas šviesesnės, esančios centre. Mitochondrijų viena iš pagrindinių funkcijų yra energijos konvertavimas, ATP gamyba. Dar mitochondrijos atlieka amino rūgščių bei steroidinių hormonų biosintezę. Mitochondrijų skaičius ląstelėje priklauso nuo jos aktyvumo bei energijos reikalingos ląsteliai kiekio. Dabar jūs matote lizosomas. Tai ląstelės organelės, kuriuose yra daug fermentų, jie pažymėti geltonai, kurie ardo į ląstelę patenkančias sudėtingas organinės molekulės, dalyvauja ląstelės vidinėje veikloje bei skaido žuvusias struktūras ir panašiai. Lizosomų fermentai sintetinami grūdėtame endoplazminėme tinkle ir iš ten gabenami į Golgio kompleksą, nuo kurio vėliau atsiskiria Golgio puslelės. Dabar jūs matote Golgio kompleksą ir Golgio pusleles. Golgio komplekso pagrindinė funkcija yra ta, kad jis paruošia, supakuoja ir paskirsto molekulės po ląstelę. Dar Golgio aparatas yra svarbus lizosomų formavimuisi. Dabar jūs matysite, kaip yra pagaminamos DNR mikrogardelės, kaip panaudojamos jos ir kaip atrodo.
Vienas iš būdų, kaip yra naudojamos DNR mikrogardelės, yra nustatymas, kurie genai yra aktyvuoti ir kurie represuoti, kai yra palyginamas dviejų populiacijų ląstelės. Visi genai yra peržiūrimi vienu metu. Šiame filmuke mes stebėsime mielių genus, kurie užauga aerobinėmis sąlygomis ir anaerobinėmis sąlygomis. Ląstelės užauga ir vieni genai tampa aktyvuotais, o kiti represyviais. Dabar atėjo laikas izoliuoti jų mRNR. Išsukame ląsteles. Ląstelės yra kolbose, išsiurbėme skystį, tačiau paliekame ląsteles. Dabar reikia išskirti mRNR iš ląstelių. Dabar RNR plūduriuoja išskyrimo tirpale. Dabar išimame RNR ir patalpiname į naują mėgintuvėlį. Dabar reikia pasidaryti cDNR. Čia matote kelias iš daugelio mRNR molekulių. Dabar konvertuojame mRNR į spalvotą cDNR. cDNR padarytas, o mRNR degraduoja. Dabar sumaišome spalvotus cDNR naujame mėgintuvėlyje. Dabar laikas pažiūrėti, kaip atrodo DNR mikrogardelė. Pasirinkime 3 skirtingus taškus šioje mikrogardelėje. Realiame eksperimente būtų apie 6000 skirtingų taškų. Kiekvienas taškelis yra padarytas iš DNR, kuris galėtų jungtis, būti komplementariu, su cDNR. Čia yra tam tikros bazės priklausančios kiekvienam genui. Čia DNR sujungimas su DNR mikropluoštu. cDNR susijungia tik su savo komplementaria grandinės dalimi, jei tokia yra. Nuplauname nesusijungusius cDNR. Tokį vaizdą jūs matytumėte realiame eksperimente. Dabar atėjo laikas atrasti susijungusias cDNR, tam, kad jos galėtų būti matomos. DNR mikrogardelė yra patalpinama į tamsią dėžutę ir apšviečiama raudonu bei žaliu lazeriais. Tam, kad būtų aiškiau, tai bus rodoma dėžutėje. Dabar mes esame dėžutėje ir ateina žalias lazeris. Įsidėmėkite 3 taškų vietas. Paveiksliukas patalpinamas į kompiuterį vėlesniai analizai. Raudonas lazeris, paveiksliukas vėlgi patalpinamas į kompiuterį. Dabar išlendame iš dėžutės ir analizuojame rezultatus. Paimame abu paveiksliukus ir naudodami kompiuterį sujungiame juos. Žalias taškas yra genas, kuris aktyvuotas esant aerobiniam sąlygom, geltonas abiem atvejais ir raudonas yra anaerobinis genas. Tokia analizė būtų atlikta visiems 6000 genų.